Taip, icebergas. Viena labiausiai išmilštų kontento žanrų. Tiems, kas paskutinius kelius metus gyvenote po akmeniu, icebergas yra informacijos apie tam tikrą dalyką išdėstymas pagal žinomumą. Pirmas aukštas yra paviršius, šeštas aukštas apačia. Kuo žemiau į icebergą, tuo informacija mažiau žinomesnė ir gal net šiurpesnė. Pirmas aukštas. Žalgiris. Lietuvos krepšinio komanda. Pasaulyje žinoma dėl dalyvavimo ir laimėjimų Eurolygoje. Sakoma, kad Lietuvoje krepšinis yra antroji religija. Komikai. Lietuviai žinomi dėl savo gero humoro jausmo. Tai atsispindi mūsų žymiausiuose komikuose, tokiuose kaip Mantas Bartuševičius, Henris Mačias, Olegas Šurajevas, Safas ir taip toliau. Žydrūnas Savickas, žinomas kaip stipriausias pasaulio žmogus ir taip pat stipriausias žmogus istorijoje. Turbūt žinomiausias lietuvis pasaulyje. Demiko. Paul Demiko yra vienas žymiausių komentarį žanro lietuviškų youtuberių. Paulius ir Laisvės TV kanalas yra žinomi dėl lietuviško ir užsienietiško turinio teikimo lietuviams. Kaimo policija. Kaimo policija yra youtuberio Vaidoto komiški skečai, parodijuojantis TV laidą Farai ir apskritai stereotipišką lietuvišką gyvenimo būdą. Jie tapo tokie populiarūs, kad pagal juos buvo padaryti didelio biudžeto filmas Gautas išvietimas. Daugam mano amžių šie skečai yra ypatingai nostalgiški ir tie patys prikolai vis dar yra juokingi. O aš padėjėjas jo Giedrius. Bibidėjais, bet nepadėjais, na. Balių dainos. Tai dainos dažnai grojamos šeimos ir draugų šventėse. Dažnai turi įsimintinus priedainius ir melodijas, kuriuos skanduoja blaivus ir neblaivus žmonės. Jos dažniausiai būna tokių atlikėjų kaip Išjunk šviesą, Marijono Mikutavičiaus, Rondo, Žilvino Žvagulio ir kitų. Veryga. Politikas 2018 metais įvedęs apribojimus alkoholio pardavinėjimo laikui. Taip tapęs vienu nekenčiamiausių žmonių Lietuvoje. Nes alkoholizmas. Kas geria, tas dega. Lietuviai mėgsta išgerti. Labai mėgsta išgerti. Aš asmeniškai pažįstu gal tik keli žmonės, kurie negeria. Šią statistiką mes turbūt lygiuojame su rusais. reperiai. Šiuo metu populiariausias žanras Lietuvoje yra repas. Jų yra labai daug, bet visi seka maždaug tą pačią formulę. Ultra paprastas bytas ir žodžiai apie pinigus, narkotikus ir pinigus. Važiuoji Gedimino gatvę, kartu su tavo mama, nesidirba regitroj. Selas. Lietuviškas dainininkas žinomas dėl savo kontroversiškų veiksmų, dažniausiai vairavimo neblaivam. Nacionalinis maistas. Lietuviai turi patiekalų, kurie bet kokiam užsieniečiui atrodytų keisti, tokie kaip šalta burokų sriuba ir virta bulvių želė su mėsa viduj. Arba kitaip šaltibarščiai ir cepakai. Mikrorajonai. Lietuvoje mikrorajonai yra nesaugiausia vieta, kurioje galima gyventi. Šiais laikais jų pavadinimai dažnai naudojami internetiniuose juokeliuose. Bet rimtai, niekad nevarykite žemuosius šančius, arba į dramučius, arba į garliavą, arba į lapes, arba į... Senoji animacija. Tai yra rusiški animaciniai filmukai tarybinių laikų išversti į lietuvių kalbą, kurie buvo skiepijami kiekvienam nuo pat vaikystės. Bet nebereikalo, nes šiuose filmukuose daug gerų moralų ir pamokų. Lietuviškas indie rokas. Muzikos žanras vedamas lengvų gitarų, aidinčių vokalų ir grūvinančio boso ir būgnų. Šio žanro žinomiausios grupės yra Jauti, Ba, Flash Voyage, Šiši, Garbanotas, Ego mašina ir dar daugiau. Lietuvoje šios grupės palaiko koncertų kultūrą. Farai. Tai yra lietuviška televizijos laida, kurioje filmuojami policijos iškvietimai. Iš šios laidos, kaip ir iš TV pagalbos, ir 24 valandų atsirado nuostabių vaizdo įrašų internete. Exceed. Exceed gripas yra pati populiariausia elektroninė cigaretė tarp Lietuvos jaunimo. Jūs arba turit, arba turėjot, arba pažįstate, kas ją turi, arba meluojat. 2021 m. Kauno eglutė. Lietuvoje kiekvienu metu žiemą vyksta metaforinis karas tarp miesto kalėdinių eglučių. Šiais metais žodžio karas metaforiškumas yra svarstomas, nes Kaune neilgai po įžiebimo eglutė buvo padegta. Hiperbolė. Turbūt seniausia ir geriausiai žinoma lietuviška muzikos grupė. Susiformavę 1974 metais, kūrė muziką Sovietų Sąjungos Lietuvoje. Už savo lietuviškumą jie buvo uždrausti komunistų partijos, bet išsilaikė iki 1998 metų. Čia buvo icebergo pirmoji dalis. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū Nidui už voiceoverius ir jei turit savo idėjų, rašykite į komentarus, kad galėtume įdėti į antrą dalį. Iki pasimatymo.